Pas mane nuo vaikystės televizorius visada groja fone. Tai pavyzdžiui, šitą ofisą aš jau turbūt esu peržiūrėjus kokius kelis šimtus kartų, nes kai esu namie pas manęs visada būna ant fono ir aš turiu irgi miegoti su televizorium. Kartais net būna naktį atsikeliu, jau būna išsijungęs televizorius, aš jį vėl iš naujo įjungiu ir einu toliau miegoti. Labas rytas. Tai šiandien nusprendžiau filmuoti vlogą ir šiandien yra sekmadienis. Šiek tiek paskaičiau knygą, labai noriu vėl įsivažiuoti į knygų skaitymą. 2024 metų planas yra vėl grįžti prie dalykų, kurie man teikia labai daug džiaugsmo. Tai pagrindė yra kūrybingumas, kas yra aišku filmavimai, redagavimai, piešimas ir tada knygų skaitymas, ėjimas į salę ir žodžiu visi šitie dalykai. Kaip žinot, buvau ilgą laiką apsileidus ypatingai su YouTube filmavimu ir labai noriu prie to grįžti ir kelti video bent jau galbūt kartą į 2 savaitės. Ir pradėjau iš tikrųjų filmuoti TikTokus. Mano YouTube video dabar dažniau yra vlogai ir aš žinau, kad jums vlogai labiau patinka nei makiažas. O man asmeniškai labai trūksta to makiažo filmavimo, dalinimuose, dažymuose ir taip toliau. Tai pagalvojau, kad labai būtų gera mintis daryti TikTokus, kur galėčiau dalintis pagrindė tik tais makiažu ir nepamiršti tos mano aistros dalies. Jo, o dėl knygų skaitimo, tai prieš porą metų aš buvau labai įsivažiavus į knygų skaitimą. Tarsi mes skaitydavau ir man tai buvo labai didelė terapija. Bet kažkas nutiko turbūt gal, kai atsitiko gyvenimas, nustojau tiek skaityti ir vis stengiuosi prie to grįžti, bet man vis neišeina. Tai atsakiau, šitie metai yra, kada aš grįšiu prie visko. Dalykus, kurie patinka, galima pamiršti. Arba gali būti sunku įsivažiuoti ir priminti savo, kaip tie dalykai tau patinka. Tai nusprendžiu save šiek tiek pastumti, kad vėl tai man taptų rutina, vėl įprasčiau ir toliau tai daryčiau ir man tai teiktų džiaugsmą. Noriu pasidalinti kaip tik viena knyga, kuri mane labai ilgai stabdė grįžti į tą normalų skaitimą. Tai kai mes važiavom į Madeirą praeitais metais, aš nusipirkau šitą knygą iš Colleen Hoover, kuri yra Never Never. Pirkau šitą knygą, nes Colleen Hoover man visada buvo labai faina autorė, man labai patiko jos visas knygos, žinau, kad daugam jos yra gal banalios ir lėkštos. Man tokios knygos labai patinka, man patinka lėkštos ir banalios meilės knygos, bet žinokit, šita knyga man beveik visai nepatiko. Labai faina istorija, labai gera mintis, bet ją skaitant man buvo taip sunku ją pabaigti. Aš skaičiau mėnesius šitą knygą, perskaitau 20 puslapį, viskas nebegaliu, padedu į šoną ir nebenoriu grįžti. Tai pagaliau prisiverčiau ir pabaigiau šitą knygą, o dabar pradėjau skaityti šitą knygą. Tai kai buvau Lietuvoj, mano draugė Goda, jinai yra knygų jūra Instagrame. Tai jeigu kažkas skaitote šiaip knygas, tai tikrai ją pasekite, nes jos rekomendacijos yra nerealios. Jinai man yra tiek daug knygų rekomendavus ir apskritai jinai yra priežastis, dėl ko aš vėl grįžau į skaitimą ir kodėl man skaitimas pasidarė toks mielas. Ir jinai dabar turbūt bus dalis priežasties, dėl ko aš vėl grįžtu į skaitimą. Už tai, kad aš jai sakiau, Goda, man turi parekomenduoti knygų, nors aš turiu daug neperskaitytų knygų, bet sakau, tu man turi parekomenduoti knygų, kurias perskaičius aš vėl įsivažiuosiu į skaitimą, nes aš žinau, kad man tiesiog reikia tos nerealios knygos ir tada aš vėl grįšiu į ritmą. Tai jinai sakė, tu būtinai, sako, turi nusipirkti šitą seriją Dygliųjų rožių dvaras, čia yra pirma knyga, Sarah J. Maas. Tai perskaičiau jau 68 puslapius šitos knygos ir kol kas tai įdomi, nors dar yra tik pradžia ir dažniausiai knygos mane bent jau sudomina tik tais jau vidury arba gale. Ai, va dar vienas dalykas. Dar dėl ko žinau, kad man šita knyga labai patiks, ar šita serija, už tai, kad mano mėgstamiausia youtuberė, Caitlin Lights, jinai nuolatos šneka apie šitą knygų seriją ir dar apie kažkokią panašią lygtais. Kažką Goda minėjo, bet aš jau neatsimenu, bet žodžiu, esmė tame, kad jinai irgi sakė, kad šitos knygos yra tiesiog tobulos ir kad, pačios geriausias jos perskaitytos knygos ir taip toliau. Jis irgi nenustoja jų dievinti, garbinti, rekomenduoti. Tai žinau, kad 2 žmonės, kurių rekomendacijom labai pasitikiu, labai rekomendavo šitą seriją. Tai žinau, kad tikrai patiks ir man. Aš tiesiog tai žinau. Nes jau dabar perskaičius tiek nedaug, kaip matot, man jau labai patinka. Mano ponas gavo naują tualetą, nes savo, kaip matėt, kažkuriam vlogė buvo visiškai sulaužęs. Tai dar šitą reikia nuimti tik tais, bet labai fainai, kad čia taip viršus atsidaro. A, tau labai įdomu, ką aš čia darau.
Nesakyk, kad dabar eisi kažką daryti, nu. Jam labai nepatinka sėdėti, bet nagus šiaip karpytis nėra taip blogai, sakyk. Nuleiskite rankytę. Murki. Pas Pikselį su šukavimuose tai yra grinai myliu ir nekenčiu. Jam lyg patinka, lyg nepatinka, nesuprasi, bet su juo reikia labai atsargiai. Reikia stebėti, kad jis nepabėgtų. Todėl aš jį priremiu į kampą čiutne. Pažiūrėk, kiek plaukų. Niekur neisi, dar nebaigiam. Jo, gulk ir vartykis čia. Pažiūrėkit, kiek plaukų. Ta prasme, prieš kelias dienas viską sutvarkiau, bet kadangi aš kampe gyvenu, tai man vėl atneša visas šiukšlės čia. Tai reiks vėl tvarkytis ir ką padariau, kadangi nupirkau Pikseliui naujus bliūdelius, tai padėjau ten ir pupos maistą likusi, tiesiog duodu katinam, tai čia pas mus nuolat būna svečių. Tada Pikseliui duodu tokius papildus, užpilu ant maisto, kadangi jo maistas neturi kažkokio papildo, nežinau tiksliai, kas ten tai yra. O, moki gert, pasirodo iš dubenėlio irgi. Tai tai Pijai ir Pikseliui duodam šitus. Vieną šaukščiuką, tokį mažą, pabarstau ant maisto maždaug kartą į 2 savaitės gal. Tada pati išgeriu savo papildą, kurį mama verčia mane gerti, tai jeigu žiūri mano vlogą, tai žino, kad aš juos labai stengiuosi gerti. Dabar parodysiu jums keletą dalykų iš Lietuvos. Pirmas dalykas tai yra šitie agurkėliai. Nu, ta prasme, jeigu mėgstat aštriai ir jeigu mėgstat marinuotus agurkus, čia yra, žinokit, geriausias dalykas. Aš 2 pakuotės iš Lietuvos parsivežiau. Tada Lietuvoj dar iš knygų, tai tą, kurią rodžiau, kurią dabar skaitau. Tada tos serijos antrą dalį, štai tokia. Ir tada Lauren Asher knyga smulkiu šriftu. Štai šitą. Net nežinau, apie ką šitą knygą tiksliai, nes Goda pasakojo apie šitą seriją, bet šitos net neatsimenu, nežinau, ar man sakė ar nesakė. Bet žodžiu, tokias 3 knygas nusipirkau. Tada nusipirkau plaukų šiek tiek kaip ir priežiūros. Piksiu, kas tu ten darosi, šokinėja ant durų. Tai man jau reikėjo naujo šampūno. Aš jums sakiau, kad man labai patiko šampūnas iš, dabar neatsimenu tiksliai iš kokios kompanijos. Jėzus, visai pamiršau, bet žodžiu, jis man baiginėjasi. Ir kai buvau Lietuvoje, galvojau, kad reikia nusipirkti kažką pabandyti. Tai mano viena draugė labai rekomendavo Kiaunės seriją vieną, kuri yra, man atrodo, su keratinu. Bet aš visai pamiršau, kad jinai rekomendavo būtent tą ir, žodžiu, pasiėmiau kažkokį kitokį. Vital Nutrition. O rašo, kad yra šampūnas sausiems pažeistiems plaukams, o čia yra kondicionierius sausiems pažeistiems plaukams. Tai tokie 2 produktai. Ir tada nusipirkau iš Margaritos. Tai čia yra štai tokia su keratinu ir mėlynėm kaukė. Šitą kaukę man rekomendavo viena draugė. Turėjo tokią situaciją, kad jai išslinko plaukai ir, žodžiu, jinai viską, sako, naudojo, ką tik tais galėjo, kad vėl savo plaukus prikelti gyvenimą ir kad jie vėl pradėtų augti. Tai jinai sakė, kad šita kaukė buvo ta, kuri jai patiko ir padėjo. Tai kadangi dabar su mikriuku važiavau į priekį ir atgal, tai nusipirkau irgi šitą kaukę. Ir jinai man labai patinka. Ir tada, aišku, aš pirkau visokių rūbų, visokių menkniekių, kremukų, hujukų ir taip toliau, bet tų dalykų gal nerodysiu, nes čia labai ilgai sėdėtume. Bet nusipirkau naujus kedus. New Balance'ai yra mano patys mėgstamiausi kedai, aš turbūt jų niekada neatsisakysiu, visada nešioju tokius baltą su pilka ir mėlyna, tokie tamsesni, bet jau jie yra pas mane žiauriai nunešioti ir aš juos nešioju visur ir visada. Tai dabar turėsiu naujus, tai čia yra tokie pilki. Šiuo metu jų nenešioju vien dėl to, kad yra zomšas pačiam priekį, ant kito yra oda. Tai odą lengviau nuvalyti, su zomšu yra šiek tiek sudėtingiau, kadangi pas mus tai lyja, tai sninga, tai dar kažkas vyksta, tai nusprendžiau juos pasilikti, kai bus geresni orai. Tai tai tokie gal šiek tiek didesni pirkiniai. Šiaip Lietuvoje buvo toks gan įdomus laikas, visko buvo, nemeluosiu, bet dėl ko labai džiaugiuosi, tai kad gavau pakvietimus į savo 2 labai gerų draugių vestuvės. Tai tas yra labai fainai ir aš labai dėl jų džiaugiuosi. Dar mano viena draugė buvo ištekėjus, bet gaila negalėjau dalyvauti jos vestuvėse, čia prieš gan nemažai metų, bet dabar galėsiu dalyvauti. Tai vienas vestuvės bus birželio mėnesį, o kitos vestuvės bus rugpjūčio mėnesį. Mūsų su Pikseliu kelionė buvo visai nieko, į priekį važiavom su mikriuku
24 valandas lygiai. Tie vaistai, kuriuos aš jam daviau, padėjo, bet vis tiek karts nuo karto jisai paverkdavo ir jam būdavo streso. Tai buvo šiek tiek sudėtinga kelionė į priekį ir plus tas, kad visas narvas su katinu man buvo beveik 14 valandų ant kelių. Tai taip gavosi, kad galėjo šalia manęs pikselis būti pusę kelionės, kita pusė buvo ant kelių. Tai žinokit, kol aš apskritai atsigavau po tos kelionės, nes aš nuolat turėjau glostyti narvelį, kišti pirštus, kad jam būtų ramiau, duoti tos vaistus kas maždaug 7 valandas. Bet nukeliavom ir žinokit, pikselis su tėvų katinu princu, a.k.a. Pipiru. O Jėzus, ta prasme, jie buvo patys laimingiausi kartu. Pikseliui jau net buvo princas nusibodęs, nes princas prie jo buvo kaip uodegytė, jisai paskui jį lakstė, tam vaikui ten buvo didžiausias džiaugsmas, kad pikselis yra. Pačiai pradžiai tai jie taip neipatingai gerai sutarė, už tai, kad princas labai, buvo toks, aišku, teritoriškas, kad maždaug ką čia veikia mano namuose. Tada pikselis irgi buvo toks pat, kas buvo labai keista, nes labai retai pikselį pamatysi šnypštint ant kokio nors gyvūno ar šiaip ant kažko, jisai toks yra labai, kaip pasakyti, kaip aš vadinu, jis toks yra biški durnelis, labai naivus draugiškas katinas, jam visi yra draugai. Tai jo, pati pradžia buvo tokia gan sunki, bet vėliau įsivažiavo ir žiauriai gerai sutarė, mes ten juokdavomės iš jų, jie ten duodavas ir taip toliau, tai buvo labai gaila išvažiuoti. Ir tada, kai važiavom namo, tai buvo tobula kelionė, ta prasme, kad pikselis visą laiką pramiegojo, buvo žiauriai geras vaikas, man atrodo, jis gal ir buvo šiek tiek pavargęs po visos Lietuvos kelionės, nes tikrai veiksmo buvo labai daug. Tai kelionė truko šiek tiek mažiau, gal kokie 18 valandų. Ar 20 valandų, tiksliai neatsimenu, bet kažkas tokio. Vienintelis blogas dalykas tai, kad katinas visą laiką man buvo ant kelių, važiavau vien tik tai su vyrais ir vienas vyras priešais mane sėdintis tiesiog buvo atsistūmęs taip stipriai kėdę, žinodamas, kad aš su katinu esu už jo, kad aš neturėjau visiškai vietos. Nu, buvo iš tikrųjų tragedija ir aš buvau ir pikta ir visokia, bet nieko tam vyrui nenorėjau sakyti, nes biški bijojau, jis toks neatrodė labai draugiškas. Ir dar kas fainai, kad vairuotojas paleido filmus, tai man atrodo, aš pražiūrėjau gal kokius 3 ar 4 filmus toj kelioniai, tai laikas irgi šiek tiek greičiau praėjo, tik tais, kad kojų skausmas, nes pikselis, nežinau, gal kokie 6-7 kilogramai, tada dar ta visa dėžė, kurioje jisai buvo. Ir tada dar ant viršaus aš dėjau striukę, kad jam būtų tamsu, nes jisai kaip papūga. Jeigu jisai mato šviesą, jeigu jis kažką mato, tai jisai pradės blaškytis ir nervuotis, o jeigu yra tamsa, nu, tai jisai labiau miegos ir bus ramesnis. Tai grinai kaip papūga. Ir tada iš tikrųjų po 2 dienų išvažiavom saurėje į Barceloną, kur vlogą matėt. Tai va, ir mano dabar kita kelionė, kovo mėnesį, kovo 1 važiuoju į Londoną, grįžtu iš Londono 18, važiuoju pas savo draugą. Šiaip mes turėjom kelionę, aš jam padovanojau gimtadienio progą bilietus į Maroką. Ir mūsų kelionė turėjo būti nuo 3 kovo iki 10. Bet turbūt, kad jisai negalės važiuoti ten, kadangi turi šiek tiek darbo problemų, kas yra žiauriai liūdna ir tai nėra jo kaltė, tai yra jo buhalterio kaltė, bet žodžiu, esmė yra tame, kad nežinau, ką darysiu, nes kviečiau savo draugės važiuoti, beveik niekas negali, kitos draugės planuoja vestuvės, tai žinau, kad, ta prasme, jos net negalvotų į kelionę važiuoti, nes reikia taupyti vestuvėm ir visai kiti dalykai galvoj. Tai nežinau, gali būti, kad nevažiuosiu į Maroką, nebent gal kas gyvenat Londone, norit važiuoti kartu. Jo, ir šiaip mes su Semu vienas kito nematėm dabar nuo lapkričio galo, paskutinį kartą, kada aš buvau Londone. Tai nematysim iki kovo, kur bus virš 3 mėnesių. Ir aišku, kadangi tiek ilgai nesimatė ir vienas kitą esam pasilgę, ir šiaip pas jį darbe vyksta labai daug nesąmonių, pas mane gyvenime vyksta labai daug nesąmonių. Toks yra chaotiškas periodas. Ačiū Dievui, kad jau praėjo blogiausia už tai, kad liko tik mėnesis. Jau 2 išlaukiam, liko tik mėnesis ir susitiksim. Ir šiaip jau turiu susiplanavus gan nemažai kelionių. Kovą važiuoju į Londoną ir galbūt į Maroką, galbūt teks praleisti ar nukelti kažkada vėliau. Balandį važiuoju į Manchesterį, mano draugės gimtadienis ir su jos kitais draugais švęsim ir pabūsim kartu. Tai čia tie patys draugai, su kuriais mes važiavom į Madeirą, buvo tiesiog nuostabi kelionė. Tada dar atvažiuosiu šiek tiek į Londoną, tai irgi pabūsiu gal bendrai apie 10 dienų, gal 2 savaitės, kažkas tokio. Tada gegužę neturiu nieko, birželio pačiai pradžiai važiuojame į Barceloną švęsti tos pačios draugės jau oficialiai gimtadienį, važiuosim į festivalį ir tada likusį laiką tiesiog prabūsim Barcelonoje, eksplorinsim. Birželio vidury, praktiškai po savaitės važiuosiu į Lietuvą dėl draugės vestuvių. Tada Liepa niekur, rugpjūtį vėl į Lietuvą vestuvės ir daugiau kol kas planų neturiu.
Gerai, išsidžiovinau plaukus, beveik, kokį 90% gal plaukai yra sausi. Ir aš labai noriu susidraugauti su bigudukais. Nusipirkau segtukų, nes šiaip be segtukų man nelaiko ir čia turbūt buvo problema. Visiškai to nemoku daryti, bet noriu išmokti. Vakar dariau, kai tiktokus filmavau ir gavosi žiauriai gerai. Tai pabandom. Man atrodo, pikseliui aš jau labai nusibodau. Tai susisukau kažkaip, atrodo žiauriai juokingai. Šita oda man yra biški tamsoka. Nusipirkau naują šepetėlį iš Sephoros. Čia yra PM6 berods numeris, nes girdėjau, kad jisai labai geras tepti pudrą. Pabandžiau panaudoti, bet supratau, kad vis dėlto man patinka tepti su kempinėlė labiau, nes man kažkaip atrodo, kad yra kur kas greičiau. Ir dabar noriu naudoti šitą Makeup by Mario bronzerį, kurį jums rodžiau vlogę ir sakiau, kad man jisai neypatingai kol kas. Tai parodysiu, ką turiu omeny. Palyginus su Rare Beauty, tai jisai tikrai toks gan tamsokas ir jisai nesisklaido man taip gerai. Ta prasme, aš manau, kad mano problema su juo yra ta, kad aš jau pripratau prie Rare Beauty ir jisai yra kur kas toks kremiškesnis, o šitas yra toks stovintis vietoje. Jį prasklaidyti yra sunkiau. Okei, visai gražiai atrodo. Tai man liko pasidažyti antakius ir akis praktiškai ir lūpas. Tai tik norėjau pasakyti, kad blakstienom naudosiu šitą iš Essence tušą, nes vakar filmavau TikToką ir panaudojau šitą tušą ir prisiminiau, kaip jis man patinka. Tai labai noriu šiandien su juo pasidažyti ir lūpdažį labai noriu naudoti šitą Rare Beauty lūpdažį Softful, o spalva yra Fearless. Labai gražiai atrodo, bus šiek tiek tokios tamsesnės lūpos, bet šiandien to noriu. Pasibaigiau makiažą ir dabar yra tiesos minutė. Labai tokie pakelti nuo šaknų pūrus, kaip man ir patinka. Ir tarp kitko, kur aš ruošiuosi, tai mes su Aurėja, tiksliau, aš sugalvojau tokią gan fainą idėją, kurią jau esu siūliusi savo kitai draugai ir mes kažkada iš tikrųjų su Danieliu šitą darėm. Kadangi mes labai daug laiko praleidžiam pas ją arba pas mane namie, tiesiog sėdėdamos, gerdamos vyną, šnekėdamos, kažkaip pagalvojau, kad būtų gal fainai kažką mums pradėti veikti daugiau turiningesnio, sakykim. Ir aš jai pasiūliau, kad kiekvieną mėnesį mes turim pasimatymus, kur vieną mėnesį aš, kitą mėnesį jinai, turim kažką suplanuoti nuveikti. Tai gali būti bet kas, kad ir namuose, ant stalo žaidimai, ar nuėjimas pažais kokio žaidimo, ar nuėjimas, kad ir į kavinę. Tiesiog bet kas, kas būtų nesėdėjimas namie. Ir aišku, turim tam biudžetą, kuris yra šiaip gan nedidelis, tai aš ją veduosi nelipdyti molį, bet kai jau yra padarytas padelis, sakykim, tu jam gali padaryti dizainą. Tai va, tai nežinau tiksliai, kas ten mūsų laukia, bet esmė ta, kad bet kokia atveju yra fainai, kažką įdomaus nuveiksim. Man asmeniškai labai patiko, nežinau, ar Aurėja yra šitą dariusi. Bet jo, ir padovanosim viena kitai kalėdinės dovanas, nes dar nepadovanojom ir galbūt dar nueisim kažkur pavalgyti, nes aš tai šiaip valgyti noriu ir namie nieko neturiu šiandien. Tai noriu dabar jums parodyti tik tais, ką padovanosiu Aurėjai kalėdų progą, praėjusiu prieš pusantro mėnesio. Visų pirma, tai jinai manęs užprašė, kad aš jai nupirkčiau kirkę, jinai labai norėjo šitas knygos. Tai aišku, kad aš tai įdėsiu jai kaip dovaną, tai vat. Jinai norėjo kirkės, tai jai čia bus kaip dovana. Tada dar šitą knygą, labai norėjau ją padovanoti, už tai, kad man tai yra viena mėgstamiausių knygų, man jinai labai kažką viduje sukėlė, tai labai noriu, kad jinai irgi ją perskaitytų. Tada nupirkau štai tokį pilną dydį Laneige lūpų kaukės. Kadangi matau, kad Aurėja visada kažką tepasi ant lūpų, visada kažką daro, visada vazelinas ar kažkas, tai vat pagalvojau, kad reikia duoti šitą kaukę, nes šiaip jinai yra tikrai gan nebloga. Tada, kaip ir pati pirkau savo, nupirkau jai tokių segtukų, kadangi jinai irgi su bigudukais darosi šukuoseną ir neturi segtukų, kurie išsileidžia, tai vat, kad turėtų segtukus ir neišsileistų tie bigudukai plaukuose. Ir tada irgi jai parvežiau šitą kaukę iš Margaritos, kuri man labai patinka, tai vat pagalvojau, kad pabandys ir jinai. Apsirengiau, tai būsiu su tokiom odiniam kelniam. Tada šitas, man jisai trumpas, bet aš jo niekaip kitaip nežinau, kaip užsidėti. Tai tiesiog prie pilko švarko. Pasidalinsiu savo makiažo kolekciją šiek tiek. Filmavau kaip tik irgi TikToką. Tai viską apsitvarkiau. Nors nežinau, ar čia yra tvarkingiau nei buvo prieš tai. Čia tai yra žiaurumėlis.
Tarsi, man tiesiog netilpo į dėžutės, tai teko viską taip išdėliot. Čia irgi ta pati situacija. Nu, čia greitai bus labai sukuista. Ką nori piksiu? Visas paletės. Ir kiti visi šudeliukai. Jau tau kaip įdomu, jau kad jisai lenda. Eik. Nu va, aš mašinoj vėjas, tai žinokit, yra siaubingas, ta prasme, žiaurinis. Tai važiuoju į miestą, pasistatysiu mašiną, įsistiksiu su Aurėja ir eisim į vietą. Nu va, aš pasiėmiau tokį padelį, o Aurėja pasiėmė tokį bliudelį. Ir spalvas, aš piešiu bitutes, jinai pieš gėlytes ir žiauriai faina vieta, iš tikrųjų, tikrai labai. Kaip nuotaikas, patinka? Nu, aš jau foną pabaigiau, Aurėja jau įsivažiavo su savo gėlėm, progresas. Labai gražu. Debesėlis. Ir mano bitukės. Mano kol kas atrodo taip. Pas Aurėją taip labai įdomus vidus, labai gražus. Ir teplep gėlytės, ne, labai geros. Va, busy bee. Tik nepagalvau, iš kurios pusės, kai gersi. Su kuria ranka. Nu, vienu žodžiu. Čia padovanosiu Samui. Aurėja ruošiasi vasarai. Po mūsų deito. Aš po Barcelonas esu labai nekalbi, tai dabar pradėsiu labai šnekėti, aš žinau, kad jis labai. Aurėja nesuprato segtukų paskirties, tai... Labai gražu. Daugiau reikia prisisakyti. Visų spalvų vaivorykštinė. Čia yra kvepalai, dušo žaliai ir kūno kremas. Nu, dovanos Aurėjos buvo wow. Išsiaiškinom, kad man tikrai patinka, nes jis sako, jeigu tau nepatinka, aš kažką kitą nupirksiu. Nes pasirodo oro uoste šitus uostėm ir aš jai sakiau, fui, bet aš šito tikrai neatsimenu ir nežinau, kas ten buvo. Tai va, skanaus mums. Grįžau namo, persirengiau ir dabar manau, kad eisiu paredaguoti šiek tiek tiktokų savo ir gal dar šiek tiek padirbti, nes turiu biškį darbo, bet jūs pažiūrėkite į Aurėjos dovaną, ta prasme visų pirma, kokio grožio yra dėžė. Šiti visi dalykai, eina savo, žiauriai džiaugiuosi, bet eina savo tokią dovaną. Tai baigiau redaguoti 3 tiktokus ir visi gavosi tokie ilgi, kad aš nemoku nenusišnekėti ir mažai šnekėti. Dabar iš tikrųjų manau, kad eisiu, nusivalysiu visą šitą brudą nuo veido, eisiu paskaitysiu knygą ir eisiu miegoti, jau yra beveik vidurnaktis. Tarp kitko, į tą vietą, kur buvom šiandien su Aurėja, tikrai norėsiu dar grįžti, nes buvo žiauriai fainai. Ai, va dar norėjau vieną dalyko paklausti, kadangi kaip tik redagavau tiktokus. Tai kokie tiktokai jums patinka? Ta prasme, kokia tematika? Ar jums patinka ilgi, ar jums patinka trumpi, ar jums patinka ten, nežinau, rekomendacijos, ar kažkokie challenge'ai, ar kas. Vat, labai būtų įdomu sužinoti, nes aš dar esu labai tokia žalia šitam dalykė ir aš matau, kad man nesigauna tai, ko aš noriu. Tai vat labai įdomi yra jūsų nuomonė. Tai praneškit man šitą, nes yra labai įdomu. Ir ačiū labai, kad žiūrėjote šitą vlogą. Tikiuosi, kad jums patiko ir buvo įdomu. Ir susitiksime kitame video.